Skaitinys iš knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Autorius Grigorijus Grabovojus. Amžinybės principas. Jis užtikrina išėjusiems sampratą, kad jie bus prikelti. 4 principo 5 dalis. Amžinybės principas teigia, kad amžinoje sąsajų sistemoje egzistuojantys sąsajai yra organizuoti taip, jog išėjusieji vėl bus atkurti. Tačiau dar svarbesnė čia yra dvasinė pusė. Iš esmės tai dvasinis principas. Mes jau žinome, kad gyvenimas iš principo yra amžinas ir tai yra įdėta į pasaulio struktūrą. Kadangi į dvasios sampratą iš pradžių yra įtrauktas amžinybės supratimas, tai gyvas žmogus visada žino, kad jo sielos lygmenyje jie nemirs, kad gyvens žmogus amžinai ir kad turėdamas atitinkamą technologiją galės prikelti visus kitus. Todėl išėjusiųjų sąmonė ir jų siela puikiai supranta tiek pati iš savęs, tiek per sąlytį su gyvųjų sąmonė, kad jie bus prikelti. Todėl šis amžinybės principas veikia kaip šviesos nešėjas, kaip šviesa galinti įvesti į žmogų ir jį išvystyti. Kaip šviesa galinti įvesti žmogų ir jį išvystyti. Reikia pažymėti, kad kai įvyksta žmogaus išėjimas, jau pačią pirmą akimirką po to, kai išėjo, šis principas tampa matomas išėjusiesiems. Ir jie visi suvokia ne tik sielos lygmeniu, bet ir visiškai sąmoningai. Daugelis žmonių patyrė klinikinę mirtį, pasakoja apie nuostabią ramybę, kuri juos apimdavo, kaip atsirandanti šviesos būsena. Ši ramybė ir ši šviesa kyla iš sąlyčio su amžinybė. Tai yra, kūrėjas suteikia bandžiusiam išeiti tokį požiūrį. Tai yra amžinybės supratimą. Atsirandančioje šviesoje Dievas perduoda žinias apie amžiną gyvenimą. Ir tie, kurie yra išvystę savo sąmonės struktūrą iki gebėjimų priimti šias žinias, jie iš karto sugrįžta. Priminsiu, kad likdamas mūsų fizinėme įprastame kūne, žmogus gali pakankamai greitai pasiekti galimybę patirti aprašytas būsenas ir suprasti šį bei kitus principus. Tam reikia prikelti sąmonės būsenos lygmenį. Tai yra aukštesnės sąmonės būsenose visi šie principai tampa akivaizdžiomis tiesomis.